Prekyva Gravel. 20 minučių iki startą, šiek tiek apšilom. Ir jau žilgo prasidėjęs veiksmas Šiauliuose. Pirmosios varžybos šių metų su savo graveliuku ant TV padanga. O, matau, kamandžiokus pasivysim. Šilsim kartu. Sveiki, sveiki. Kurie užsiregistravę ir laukime po biškį besirenkant prie sportos arkos. Tikiu, kad arkų jau nebesumaišysit. Čia jums su Deividu laiko. Didžioji dalis mūsų dalyvių. Mūsų viltis. Nu, Ramūnai, tu dabar čia atsakingas už mūsų darbo grupės būsi. Pradžia. Čia baigė, jeigu ką reikėkom. Jeigu padangą reiks pakeisti. Pradžia atidaryk gerą. O tai kavos įsidėjai termos. Vos 60 minutės. Iki 40 km. Nuotisa šiandieną laukia jūsų. Tikiuosi, kad maistu esate pasirūpinę. Kaip sakoma, maždaug po 60 gramų angliavandenių valandą, ar ne? Yra rekomenduojama, tad tikiuosi ir Vono važiavęs, tai jums pažiūrėt. Nežiūrėt reikėtų. Manau, galite šiandieną jūs šiek tiek... Tai reikia nežiūrėt, o bėgti jau. Jūsų starto vieta. Kalbėjom. Esate pasiruošę ir dabar visi kartu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, startas! Ir labas visiems. Taigi, sugrįžtų į eterį, sugrįžta mano balsas. Kaipgi be jo, kaipgi be komentarų, o šitose varžybose tikrai bus ką pakomentuoti. Taigi, Prekyva Gravel. Paskutinį kartą dalyvau šiose varžybose 2023 metais. Visą žiemą nemynęs, šiaip aplamai mažai dar buvau pamynęs tą dviratį, tai buvo tikrai sudėtingos varžybos ir iki šiol atsimenu, kaip buvo sudėtinga važiuoti antrąją dalimi trasos, kur buvo ganėtinai sudėtingos sąlygos, kelio danga pažliugusi. Tai šiais metais, kiek žinau, pradžia tikrai bus greita, šiek tiek apsižvalgiau, bet trasos aišku nevažiavau. O antra pusė tikrai paruošus yra kažkokių staigmenų, tai tikrai pamatysime, kaip seksis šiais metais man važiuoti. Taigi startuoju taip pat ir su Gravel tipo dviračiu, kadangi jau jis atsirado pas mane, tai ir dalyvauju su juo. Tai pirmos varžybos Gravelio su Gravel dviračiu. Nuo pačios varžybos vyksta pagal GPX-ą, turime laikytis maršruto. Ir turime 38 km kažkur ir taip pat sukilimo ne per daugiausiai, galima sakyti, jo nėra. Ir štai įveikėme dvirtakį, laikausi pirmutiniai grupeliai pagal planą ir matome štai 1000 vatų, visi aktyvūs, visi nori pirmi atvažiuoti į gan sudėtingą vietą ir ką dabar tuoj ir išvysime. Tai turbūt vienintelė tokia vieta, kur dar gausiai čia sniego yra. Tai iš karto matome, greitis krenta, sudėtingumas didėja ir priekyje mano komandos narys krenta per priekį. Ir dar priekyje vienas taip pat per priekį. Iš tikrųjų labai sudėtinga važiuoti per tokį sniegą, šiek tiek ratas nuslysta ir sminga į sniegą ir iškart stabdo. Atrodo, kad išpikius pagalį tiesiog įkišo tuo metu. Na ir bandome įsivaduoti iš šito chaoso ir bėgame, kas labiausiai man nepatinka šiame sporte, tai bėgioti ir važiuojame jau po biškį. Priekis šiek tiek pabėgo, 4 dviratininkai gal priekyje pabėgo nuo mūsų, bet už manęs yra nemažai dar likusių ir priekį mano komandos narys Darius. Tai situacija kontroliuojama, reikia tik persigrupuoti į grupelę ir pradėti darbuotis. Na, po sniego šiek tiek tokie nesklandumai, kad antbačiai nusimovė, ten nusikraipė, tai reikia pasitaisyti. Tai viską susitvarkau ir laukiu, kada čia pradėsim darbus.
Dariau, rodyk Gran Canariją. Tvarkingai pakeis. Toks lemiamas momentas. Suprantu. Na ir štai atsiranda, kas inicijuoja darbą pas mumis šitoj grupeliai. Ta grupelė nemaža, gal aišku dabar aš neparodysiu, neturiu kaip, nenufilmavau, bet tikrai nemažai čia tų dviratininkų buvo. Gediminas Brazaitis, kuris čia ir inicijuoja tą darbą, tikrai buvo nusteikęs šiandieną stipriai važiuoti ir turbūt laimėti. Na, matome, keičiamės, padirba ir mano komandos nariai priekė. Taip ir po biškį judame link priekyje nutolusių dviratininkų. Na, grupelė buvo tikrai nemaža, bet kas į priekį išeidavo padirbti, tai trūko labai. Tai tas darbas taip ir nesivystė labai gerai. Na, čia rodiklė į kairę, bet pagal GPX-ą važiuoti reikia taip, kaip mes važiuojam. Nesupratau šito, kodėl ten rodiklė atsirado, GPX-as rodo visai kitaip. Tai čia nedaug laiko prarandamas padarydami šį lanką. GPX-as tikrai čia. Jo. Nu, čia jau pasisukome grinai prieš vėją. Ta diena tikrai buvo jis nemažas, iki 10 metrų per sekundę gūsiai. Na, matome vėl Gediminas Brazaitis priekė. Šiuo atveju dabar aš jį keičiu ir bandau prisijungti prie to darbo ir pasivyti gal tos priekyje esančius. O priekyje jau ir po biškį pradėjo matytis siluetai. Keli liktais dviratininkai matosi priekyje. Vėl keitimai. Gediminas koreguoja, koks turėtų būti tempas. Gediminas tikrai buvo aktyviausias šioje grupėje, pasikūręs labai stipriai ir prisivėm du dviratininkus. Su MTB dviračiais matau, tai vienas iš jų Jokūbas Kuklinskas, jau ne viename video esate jį matę pas mane, tai tikrai kas žiūrite, žinosite. Kitas jaunuolis taip pat su MTB. Tai taip pat jungiasi prie mūsų grupelės ir bandom čia strateguoti kažką, vytis, bet vėjas, išvažiuojam gan į atvirą vietą, kur vėjas dar stipresnis atrodo ir priekyje važiuoju 20 greitis, 205 vatų ir tikrai gan lėtai judame. Čia atsisėdau patį grupelės galą ir pajutau, kaip yra sunku. Tai tikriausiai patekau kažkokį į vėjo maišą, kur visas vėjas į mane tiesiog gale bloškė. Tai šitoj vietoj įsilaikiau, jau galvojau nukrisiu. Na ir trasos vidutinis greitis tikrai mane nustebino po varžybų, patikrinus, tai buvo 28 km/3 kažkas tokio. Tai tikrai gan greitai mes čia važiavom. Jeigu tas vėjas dar būtų silpnesnis, tai būtume dar greičiau. 2023 metais tai tikriausiai mano vidutinis greitis buvo 12 ar 10 km/h visos trasos. Na, čia tų keitimų tikrai nemažai įvyko prieš vėją. Sunku buvo rasti tinkamą vietą, poziciją važiuoti, kad būtų komfortiška. Tai artėjom prie tokio miestelio Aukštelkė, nuo kur ir prasidės visas tas smagumas šių varžybų ir visi nuotykiai. Ir čia staiga atsidengus priekiu pamatau, kad Gediminas Brazaitis bėga. Tiesiog tik pamačiau, kaip pasitraukė priekį esantis dviratininkai ir toks tarpas. Ir nežinau, tikėjaus, kad jis nepabėgs. Na, o lenktynės turbūt ir statosi ant tokių pabėgimų. Tai tikrai šaunuolis, kad pabėgo. Turbūt nebetenkino mūsų grupės darbas, kuris ne iki galo gavosi. Na ir ką, judame link ten tų visų smagumynų. Gediminas dar matosi priekyje, tai stengiuosi palaikyti tempą ir kažkaip tai tikėtis, kad jisai su tuo pabėgimu pavargo ir grįž pas mus. Tai būtų geriausias scenarijus. This is madness. Prasidės. Na ir prasideda jau šiek tiek drėgnesnė trasos danga. Kažkaip tai stengiausi būti priekėje, nes iš galo girdėjau, kad nusiskundimų, kad labai stipriai taškosi į veidą, į viską. Ir šiaip priekyje važiuojant daug lengviau tą pasirinkti teisingą vėžę ir išlaikyti ją. Na, o šiaip aplamai pradžia visai neblogai. Su ta MTB padanga čia
Sukibimas buvo gan geras, tų slidinėjimų tokių nelabai kad buvo, tiesiog reikėjo stipriai laikyti vairą ir pasirinkti tinkamą vėžę. Žinoma, tokia danga pareikalauja tikrai daugiau jėgų. Ties tom, kad tu jau labiau susikoncentravęs ir ties tom, kad reikia stipriau minti, nes paviršius gan toks purus ir ratas sunkiau sukasi. O čia nuvažiuoja Jokūbas Kuklinskas. Šauna tiesiog šovinį tokį ir net nėra čia šansų man užsėsti ant ratų. Vietomis dar jutosi ganėtinai stiprus pašalas ir iškart greitis didėdavo, toks pusiau ledas, pusiau tešlynas. Apibendrinus, tikrai tikėjausi, kad čia viskas bus blogiau, o ir matome sausų tokių vietų. Tai galima sakyti, kad karts nuo karto nukrisdavo tiesiog greitis, bet ir vėl jisai pagreitėdavo tam tikrose atkarpose. Na, čia pasižvalgęs atgal jau mačiau, kad nieko nebėra, tik mano komandos draugas Darius ir parlenkintis Svajūną. Štai jisai priekį su sporto apranga. Iš niekur, kaip visada, atsiranda Svajūnas, aplenkia ir nuvažiuoja. Aš čia pasirenku šiek tiek įdomesnį tokį kelią per lauką. Kažkaip buvau pagalvojęs, kad taip galima važiuoti ir kad visai gal gerai bus. Tai kaip ir pavyksta, kaip ir nepavyksta iš dalies, nes Svajūnas tai nuvažiuoja tolyn. Liekame su komandos draugu Dariumi. Ir priekyje matosi Brazaitis, Gediminas ir Jokūbas. Ir ten pas juos atvažiuoja Svajūnas. Tai kaip ir visai netoli. Jie ir pabėgo, bet privažiavęs Svajūnas galimai juos timtels šiek tiek, kiek jie pastengs atsilaikyti ant Svajūno rato. 27 kilometras ir važiuojame beveik valandą, įvykėme didžiąją dalį trasos jau. Turi gal jėgų? Nuo Aukštelkės iki čia tikrai labai gerai jutaus priekyje važiuojant, tikrai buvo daug jėgų ir smagiai važiavas, bet būtent šioje vietoje pajutau, kad šiek tiek jau pavargęs. Nu, čia atradau, kad per sniegą važiuojant ganėtinai greitis geresnis, tai bandau ir laikytis tos taktikos. Visai neblogai sekas, greitis daug geresnis negu važiuojant dešiniau per tą visą purvyną. Nu, kaip važiuoti sniegu ir ledu, buvau šiek tiek įgavęs patirties slibinuose, tai pramokau šiek tiek. Papuoliu. Bet ilgai netenka pasidžiaugti tokiu greičiu ir tiesiog užmeta, susminga ratas. Ir supratau, kad jau sniegu tikriausiai nebeteks važiuoti, tai bandom kažkaip prasibrauti pro čia įprastu būdu. Su metalo detektorium žmogus eina, tai tikriausiai eina ieškoti pamestų garminų ar dar kažkokių dviračių dalių. Tai palaikymą buvo ir nuotraukų. Ačiū Živilei Kavaliauskienei, mūsų komandos fotografiai. Na ir baigėsi tas visas įdomumas, kaip sakant. Tikrai nebuvo taip blogai, kaip tikėjausi. Pravažiavom, viskas kaip ir gerai. Tai mano komandos draugas turi daugiau patirties ant tokių ilgesnių, lygesnių, netokių techniškų atkarpų, tai išvažiuoja į priekį. Aš šiek tiek noriu pasilsėti, kadangi vis dar matome Gediminą Brazaitį ir kaip ir planas vis dar jį pasivyti ir aplenkti. Na ir bandome čia pasikeisdami darbuotis. Gan visai neblogą tempą laikome, bet Gedimino nepavyksta kažkodėl prisivyti. Tai tikrai Gediminas stengiasi šias varžybas kaip reikiant. Ir artėjom prie asfalto atkarpos, tai minčių buvo gal ten pavyks kažkaip. Na, jau į asfaltą išvažiavęs, tai pajutau, kad mano ta MTB padanga tai tikrai čia neturi jokio pranašumo ir reikia daugiau sukti vatų ir tik sėdėti ant rato te galiu, nes jeigu į priekį išvažiuosiu, tempas kris.
artėjame prie Rėkyvos ežero. Tai apie ką visos lenktynės ir yra, tai pagaliau ir išvysite Rėkyvos ežerą, nors gal prieš tai matėtės ar pastebėjote starte. Ir čia darau klaidą. Štai, po viso šito aš pradedu klysti. Turėjau nuvažiuoti kairiau, nuvažiavau čia tiesiai į sniegą kažkokį, sutraukė kojos mešlungį. Bet stengiuosi net negalvoti apie tą skausmą, numesti į tolyn ir tęsti lenktynės. Na ir po šios klaidos supratau, kad jau Gedimino nebepavysim. Tai kažkaip ir iš karto tas suvokimas atėjo. Na, dažnai po vienos klaidos seka ir tolimesnės klaidos, tai čia sunkiai pasirenku kelią. Palaikymas, klausiu, kur čia važiuoti tuo palaikymu. Palei tvorą, sako, čia per kažkokį metalą. Nuvarom palei tvorą. Šiaip aš visą šią apylinkės žinau, kadangi vietinis esu, bet taip būna per varžybas, kai nuovargis. Štai turėjau pasukti į dešinę tenais, nuvažiuoju į kairę. Smagi čia vieta, bet nereikėjo per čia važiuoti. Aišku, šiais šunkeliais nusivedu ir savo komandos draugą Darių. Tai ir išlendame va čia į Rėkyvos paplūdimį ir kelias baigėsi, kadangi ten turėjau nusukti dešinę, tai čia tenka kiaurai lauką varyti link trasos. Na ir finišas čia jau nebetoli, 3 km iki finišo, tai čia likęs kelias dvirtakio, gan greitas. Nemažai čia klaidų ant galo gavosi, bet jau kaip gavosi, taip gavosi, važiuojame į finišą. Bet visame kame tai tikrai labai smagios varžybos buvo man asmeniškai, tikras nuotykis, smagu buvo važiuoti, nebuvo, kad kankynė, kaip kartais būna, kad labai sunku. Tai tikrai pasismaginau, kaip reikiant, pirmose šio sezono varžybose. Puikus startas, puikiai ir forma po žiemos, tikrai ją džiaugiuosi. Na ir čia jau kaip ir žinojau, kad už manęs yra mano komandos narys ir jeigu jisai bandys mane aplenkti, tai tikriausiai jam ir pavyks, nes kažkaip jau ir tos motyvacijos per daugiausiai nebebuvo. Aš tai susitaikau su tom, nelabai ir iš ko turėjau čia sprintuoti. Ir finišuojam. Finišuojam 2026 metais Rėkyvos gravel varžybose. Puikios. Dar kartą pasikartosiu, varžybos buvo labai smagu. Na, o rezultatas gavosi toks. Savo amžiaus grupiai 5, bendrai lyg 7. Gediminui Brazaičiui pavyko paimti 3 vietą, užlipti ant podiumo savo amžiaus grupiai. Vakar buvau pažiūrėjęs, aš iš greičio tiesiog. Na ir didelis ačiū esportui, organizatoriams, Svajūnui Ambrazui už šitą renginį. Puikus renginys, visada smagu tokiuose sudalyvauti. Ačiū, iki kitų kartų. Call me.